Kągi, sulaukėm pirmojo sniego ir reikia išnaudoti mūsų darbininką pusniegui. Kaip mato, dabar jis stovi su lapo pūstuvu, mes jį pakeisim. Taip pat jis stovi ant krovimo stotelės, kur yra pievoje. Ir kadangi mes pūsim trinkeles, reikės pakeisti krovimo stotelės vietą. Tiesiog nuvarysim robotą, padėsim krovimo stotelę visai kitą vietą ir ten jisai galės visą žiemą dirbti, nes, kaip visi žinom, žiemą žolė neauga. Taigi nieko nelaukiam, važiuojam, pasikeisim lapo pūtiką į sniego pūstuvą ir paskui pakeisim krovimo stotelę į kitą vietą. Taip pat vėliau pakeisiu vasarinės antenas, dabar kaip matai yra uždėtos vasarinės, įdėsim prailgintojus ir užsuksim vasarinės į viršų, tai jos bus aukščiau ir vėliau pakeisim vikšrus. Žemėlapių sudarimui galima naudoti standartinius vikšrus, bet kai daug sniego, geriau, kad būtų žieminiai grūbus vikšrai, kurie įeina į sniego pūstuvo komplektą. Taigi, atvažiavome į vietą, dabar mes nuimsim lapų pūtiką ir uždėsim sniego pūtiką. Atsikabinam svirteles, pakeliam, atkabinam jungtelę, pasukam prieš laikrodžio rodyklę ir nutraukiam. Pūtiką dedam į šalį. Ir dabar sniego pūtiką reikės uždėti. Už šitų vietų kelt negalima. Tam yra rankenos. Keliam būtent už šių rankenų. Taigi, imam už rankenų. Dedam priešais robotą. Jungtelė jungiasi jau viršui. Pristraukiam arčiau. Uždedam, paspaudžiam. Įsijungia automatiškai. Vėl imam už rankenų. Įstatome apatinės skylės. Viršutinės, uždarom, kilstelim ir užsifiksuoja. Patikrinam, ar viskas gerai prijungta. Tada reikės užsukti dangtelį. Dangtelis sukas su 3 mm šešiakampiu raktu. Įstatom į vietą. Čia yra 2 kabliukai, kuriuos reikia įdėti. Įstatom vietą ir prisukam varžtą. Ir taip paliksim iki pavasario. Rakčiukas gali būti kitoks. Pas mane toksai. Tiesiog 3 mm šešiakampis. Ne žvaigždė, bet šešiakampis. Tada įsijungiam robotą. Kaip žinot, dangtelis ir mygtukas. Įsileidžia robotas ir pasikeis meniu taip pat jūsų telefono programėlė.